Taigi sakau, važiavom nuo Helsinkio iki Rovaniemi poliarinio rato ribos. Nuo Rovaniemi iki Nordkap, šiauriausio Europos taško, kurį galima pasiekti keliais. Visą tai darė motociklais dabar viduržemį. Ir super įvairiom sąlygom važiavom. Visi laimingi, kad tai mums pavyko, bet tikslas šiaurin. 3 dienas važiavom iki Tromso, kuris yra nuo Nordkapo, mūsų atveju beveik 1000 km, kiek mažiau, bet 3 ilgas dienas. Dar pūgos, dar sniegų ir kokios tik tais dramos nebuvo, bet Tromso mes palikom techniką, sėdam į lėktuvą ir skridom beveik 2 valandas į šiaurę. Ir šiuo metu esam Svalbardo, Špicbergeno, kitaip tariant, saloj, kuri yra vos 400 mylių iki šiaurės ašigalio. Mes Svalbardo saloje turim tam tikrą misiją ir apie tai truputėlį vėliau, bet įdomumo dėliai 2500 gyventojų plus minus, apie 58 tautybės gyvena čia, atvažiuoja padirbti, taip ir lieka. Svalbardo gyventojai sako, jokių būdų neskatinam nieko čia gimdyti ir to labiau mirti. Tai sakau, kad negalima išeiti iš miesto neginkluotam, bet kodėl? Todėl, kad meškų panašu čia populiacija yra didesnė negu žmonių. Aplinkoje, ne mieste, bet visgi saugojimasis nuo baltųjų meškų. Gūdi žiema čia ir pastarąsias kelias valandas važiuojam sniego motociklais. Pakilom ledynų į viršų ir dalykas tas, kad šiandieną baigėsi poliarinė naktis ir mes turim pamatyti saulę horizonte. Yra kiek tai debesų, bet truputį aplinkui spalvų, kad saulė jau virš horizonto matom. Įdomus faktas, kad vietiniai švenčia saulės sugrįžimo dieną kovo 8, dėl to, kad tuo metu mieste jau šviečia saulė. Tuo tarpu dabar Špicbergen stačios aštrios viršūnės uždengia tiesioginę saulę ir šiandieną mes pirmi ją norim pamatyti. Ir matysim, kaip tai sekasi, kol kas kiek debesuota, bet panašu ši kelionė jau atsitiko.